Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbant apie šią savaitę, noriu kažkaip išskirti porą tokių susitikimų. Tai vienas tikrai turintis tokią strateginę reikšmę, nes kadangi esu Utenos regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas, tai kartu su pirmininku dalyvavom posėdėje su Europos komisijos atstovais dėl kito finansinio periodo. Tai jau prasideda dėrybos dėl 2028-2034 metų finansinio periodo, tai kiek bus skiriamas sanglaudos fonde lėšų visai Europai ir kiek atiteks Lietuvai, kokiems projektams ir aišku, tai labai tiesiai susiję ir kiek gausime mes kaip Utenos regionas ir Utenos regione jau aišku dalinsimės tarp 6 savivaldybių. Taigi, tai ypatingai svarbus susitikimai, nes juose kalbame ne tik apie skaičius, tai yra kiek pinigų, bet ir apie tai, kaip tie pinigai ateis, kokiomis formomis, kaip jie bus tikrinami, kas planuos tų pinigų įsisavinimą ir taip toliau. Tai tikrai džiugu, kad Visaginas jau tampa tokiu kaip ir regione imantis lyderio pozicijas, kada mūsų išgirsta ir mūsų klausosi ir džiugu, kad išgirsta ir supranta, ko mes norime ir į pastabas tikrai reaguoja. Taigi tikiuosi, kad ir šį kartą atsitiks būtent šitaip ir turėsime taip pat gerą finansavimą ir nuo 28 metų. Priminsiu, kad šiam finansiniam periode Utenos regionas lyderiauja Lietuvoje pagal finansinius srautus, kiek mes gavome iš Europos Sąjungos finansavimo. Ir taip pat tikrai galime pasidžiaugti, kad Utenos regione, pačiam regione iš paskutinių vietų tampame taip pat lyderiais, gauname pagal finansavimą antroje vietoje sumas po Utenos. Taigi tikrai džiugu ir taip pat džiugu, kad ir dabar šitam finansiniam periode vyksta viskas pakankamai sklandžiai ir turim beveik 100% visų mūsų suplanuotų projektų jau projektų įgyvendinimo planus ir pasiruošę pasirašyti finansavimo sutartis ir po to, aišku, jau jų seks įgyvendinimas. Taip pat šią savaitę buvo smagu susitikti su vienos iš sporto mūsų klubų atstovais. Tai kalbu apie futbolą, aptarėme kitų metų strateginius planus, ką norėtumėm padaryti. Ir pačiu artimiausiu metu padarysiu tam tikrą prezentaciją, ką planuojame taip pat su klubo atstovais padaryti Visagine, kad mūsų vaikai turėtų maksimaliai gerą paslaugą bet kokioje srityje, o šiuo atveju būtent futbole. Taigi dabar atsakysiu į klausimus ir iškart sakau, kad kai kurie bus nukrypimai iš klausimų į tam tikrus komentarus arba į video įrašytus mūsų tarybos narius, kartu atsakydamas ir į jų kartais, net ne kartais, o dažniausiai skleidžiamą netiesą. Pirmas klausimas. Mieste lapes galime pamatyti net dienos metu, o jos dažnai būna pasiutligės nešiotojais. Ką savivaldybė gali padaryti, kad užkirstų kelią pasiutligės protrūkiui? Nekartosiu, kiek ten institucijų yra atsakingų už laukinių gyvūnų priežiūrą ar, sakykim, tą valdymą visos šitos situacijos. Tačiau viena aišku, kad pas mus lapių padaugėjo mieste ne todėl, kad jos kaip laukiniai gyvūnai tiesiog laksto miškais, o todėl, kad mūsų gyventojai pradėjo maitinti jas. Ir jos pripranta ir jos tampa jau nebe laukiniais gyvūnais, o praktiškai vietiniais. Todėl norėčiau paprašyti, kad susilaikykite, nes tai iš tikrųjų pavojinga. Ir
tikrai gerai, kad jau nuo 2007 metų Lietuvoje nebefiksuojami pasiutligės protrūkiai, tai tegu jie ir būna nefiksuojami, kad jų nebūtų, nes tokiu būdu, kaip jūs maitinate laukinius gyvūnus, gali atsirasti. Antrasis klausimas. Ar planuojama išnuomoti Visagino rekreacijos paslaugų centro filialą Visagino parkas? Nes tai sudaro tikrai didelę konkurenciją mūsų verslininkams, kurie turi savus viešbučius. Tai tikrai taip planuojame, dokumentai dėl nuomos yra ruošiami, ne viso šito komplekso, o tos, kurie gyvenamoji dalis, nes administracinėje dalyje, priminsiu, turime parengę projektą kartu su Vilniaus savivaldybė, su energetikos muziejumi, su Vytauto Didžiojo universiteto kartu partneriais ir pateikę į Europos komisiją dėl finansavimo muziejaus edukacinio objekto, stambaus, didelio, dėl energetikos, tiesiog platinant ir kviečiant turistus atvykti į šitą energetinį centrą, susipažinti su branduolinė energetika, susipažinti aplamai su energetika ir aišku ir vaikams, studentams, tai būtų edukacinės programos, kada jie mokosi tą pačią branduolinę fiziką. Taigi šitą kol kas finansavimo dar negavome, nes Europos komisija nesuteikė finansavimo praeitais metais, tačiau paraišką ir šiais metais ruošiame, juolab, kad kada bendravome su Pasaulio banko atstovais visiškai neseniai ir dabar vėl važiuosiu pristatyti mūsų strateginius tikslus, jie remia mūsų šitą tikslą ir kaip ir mato, kad matyt šitas objektas bus finansuojamas ir mes tikrai galėsime pasidžiaugti ateityje ir šiuo objektu. Kitas klausimas, kodėl asmenys netenka kompensacijų už šildymą, jei jie balsuoja prieš namo renovaciją? Pagal įstatymą kompensacijos gali būti paliekamos, suteikiamos, jeigu asmenų materialinė padėtis yra sunki. Na, pirmiausia, noriu iškart pasakyti, jeigu materialinė padėtis sunki, tai greičiausia tai yra socialiai remtinas asmuo ir tada jisai gali gauti kompensaciją. Tačiau įstatymė nustatyta ir jūs visi balsuodami už prieš arba nebalsuodami biuletenio lapelėje galite netgi pamatyti informaciją ištrauką iš įstatymo, kada asmuo netenka kompensacijos už šildymą. Tai yra du atvejai. Arba jis nebalsuoja, arba jis balsuoja prieš renovaciją. Taip pat tarybos sprendimu yra priimta, kad jeigu asmuo pateikia dokumentus pateisinančius, kodėl jis nedalyvavo balsavime, tada komisija apsvarsto ir jeigu tikrai priežastys yra įtikinamos, tokios kaip liga, tikrai žmogaus, ta prasme, nenuima tos kompensacijos. Su gyventojais, kurie ateina pas mane ir klausia dėl šito, manau, kad mes surandam bendrą kalbą ir supratimą, nes yra pakankamai teisinga, mano galva, kada valstybė dėl tam tikrų priežasčių, dėl kuro naudojimo, dėl ekologinių priežasčių nori sumažinti iškasamo kuro sąnaudas, todėl turi tikslą daryti apšildinimą namų, tai yra renovacija, suteikia tam tikras lengvatas. Jeigu asmuo socialiai remtinas, jam ta renovacija nekainuoja nieko. 100% savivaldybė už tai kompensuoja. Jeigu asmuo net turintis teisę į tokią 100% kompensaciją balsuoja prieš arba nebalsuoja, tokiu būdu trukdo šitam tikslui, valstybė nustato įstatymę, taip, jūs trukdote, jūs turite savo būtą, savo nuosavybę, elkitės taip, kaip norite, tačiau kompensacijos už šildymą negausite. Manau, tai yra pakankamai logiška,
aišku ir suprantama. Ir beje, tie mūsų tarybos nariai, kurie darė videoklipą, kokie blogiečiai mūsų tie administracijos darbuotojai, kurie pasiuntė moterį invalido krėsle rinkti parašų naujam balsavimui. Ir aš paprašiau, kaip ir sakiau, šių tarybos narių pateikti informaciją, tai visgi, kas per žmogus, ir išsiaiškinkime ir įveskime tvarką mūsų administracijoje. Tai tik tai šiandien, jau praėjus daugiau nei 2 savaitėm, gavau atsakymą iš šių tarybos narių, kad praeitą penktadienį buvo atvesdintas mūsų miesto gyventojas, kuris prašo nenuimti jam kompensacijos, tačiau tas gyventojas ne invalido krėsle ir jau porą metų kaip negauna tos kompensacijos. Ir net administracijai paprašius pateikti dokumentus, dėl ko jūs nebalsavote, po šiai dienai taip tų dokumentų ir negaunam. Net ir pasiūlius, kad jums nereikėtų grįžti, mūsų administracijos darbuotojas nueis prie durų, prie jūsų buto durų ir paims iš jūsų tuos dokumentus. Tačiau vis tiek tokių dokumentų negaunam. Darau paprastą labai išvadą, kad tarybos nariai tiesiog skleidžia netiesą. Netiesą jie skleidžia ir naudojasi tokiu būdu, kažkokiu tai bando savo populiarumą sukurti. Tačiau netiesa yra netiesa ir ji labai greitai išryškėja. Kitas klausimas. Ar kada nors bus nugriautas pastatas esantis Vilties gatvė 3? Jis ištepliotas vandalų ir gazdina savo išvaizdą. Tai atsakymas paprastas. Taryba jau beveik metus yra priėmusi sprendimą dėl šio pastato nereikalingumo. Jis savivaldai kaip ir nereikalingas. Tačiau vėl tie patys mūsų tarybos nariai vėl kreipėsi į teismą, kad šis tarybos sprendimas yra neteisėtas ir teismas šiuo metu sprendžia, jis dar nepasibaigęs, tikiuosi, kad pasibaigs. Taip pat tie patys tarybos nariai ir kiti aktyvistai padavė ir kultūros paveldo vertinimo komisiją į teismą, kad jį jau 3 kartą priima neteisingą sprendimą, kad tai turi būti kultūros paveldu, o ne paprastas pastatas. O dėl šitos priežasties tiek laiko visas tas objektas taip jis stovi ir tiek to dar jis stovi. Tiek to jis gazdina praeivius, tiek to jisai tikrai nepuošia mūsų miesto. Bet mes dar prarandam lėšas dėl šito pastato. Prarandame galimybę statyti kažką naujo, kas gražintų mūsų miestą, kas suteiktų mūsų miestui ateitį. Ar tiesa, kad keliai ties įvažiavimo į Visaginą netrukus bus perduoti savivaldybei ir į juos remontuos? Tokia situacija tikrai galima, nes deja Seimas buvo priėmęs įstatymą, kad nuo kitų metų pradžios visi šitie keliai turi būti perduoti savivaldai, dėl ko Lietuvos savivaldybių asociacija parengė kartu su tam tikrais Seimo nariais įstatymo pakeitimą, kur nurodė, kad šie keliai negali būti perduoti be tarybos pritarimo tam. Taigi, ir prašiau ir mūsų Seimo nario, kad palaikytų tokį sprendimo projektą ir su kitais Seimo nariais esu kalbėjęsis, kad palaikytų šį tokį įstatymo pataisymą, nes jeigu tas nebus padaryta, tai šitie neremontuoti, labai blogos būklės keliai bus perduoti savivaldai jų net neatsiklausus. Tai reiškia, kad bus perduoti ir tada tikimybė tokia, kad tada turėsim tvarkytis patys šios kelius, vietoj to, kad tvarkytume savo kiemus, savo
kitus klausimus spręstumėm, darysim valstybinių kelių remontą. Taigi, tikiuosi, kad Seimo nariai išgirs ir palaikys įstatymo pataisymą, kuriuo numatyta perduoti kelius tik tuo atveju, jeigu taryba tam pritarė. Kitas klausimas, kodėl taip ilgai vilkinamas reiso paleidimas iki Daugpilio? Matot, labai geras klausimas ir ačiū už jį. Negaliu sakyti, kad jis vilkinamas. Bet labai gaila, kad kartais, kada klausimas beveik išspręstas, kada dėrybos pabaigtos, įsikiša politikai, kurie nori prisidėti prie šito sprendimo, kad kažką jie atseit padarė ir tada visą tai vietoj to, kad būtų rezultatas pasiektas, tada jisai išsiplečia į kažkokių mega projektų ir baigėsi tuo, kad traukinys kaip nevažiavo iki Daugpilio, taip nevažiuoja. O priežastys labai sunkiai paaiškinamos, nes viena iš priežasčių pasakyta, kad traukinyje nėra kažkokios radio stotelės, kas mano galvo tai yra tik biurokratinis atsirašymas ir nieko daugiau. Iš kitos pusės, kada mūsų politikai įsikiša ir padaro tokius didelės invazijas, vardant tik tai savo prisidėjimo, tampa traukinys jau nebe ten Ignalina Daugpilis ar ten dar kažkoks mažas miestelis, iki tampa Vilnius Daugpilis, o dar po to baigėsi viskas tuo, kad jau Vilnius Ryga per Daugpilį tampa tokiu mega projektu, kuris įgyvendinamas labai sudėtingai. Todėl tenka konstatuoti, kad vėl reikia gražiai, tvarkingai, per daug nesipiarinant, ar kaip čia pasakyti, važiuoti į Lietuvos geležinkelius, ką ir susitaręs, jau kitą savaitę, 12 dieną, vėl važiuoju susitikti su Lietuvos geležinkelių atstovais, kurie gali priimti sprendimus ir bandysim toliau dėrėtis, kad kiek įmanoma greičiau tas traukinys atsirastų. Kitas klausimas, savivaldybė planuoja nupirkti ir nugriauti nebaigtą statyti pastatą netoli Lidl. Kas bus jo vietoje? Na, pirmiausia, taip, tikrai planuoja nupirkti ir dar šią mėnesį tarybos sprendimo projektas yra parengtas tam, kad taryba priimtų sprendimą už tam tikrą sumą, kuri jau yra dabar sudėrėta, nupirkti šį pastatą. Po to bus teisinės registracijos procesas, tai reiškia, kad šitas pastatas turi tapti jau savivaldybės nuosavybė ir bus parengtas tarybos sprendimas jį griauti. Labai tikiuosi, kad dar šiais metais visi šitie procesai įvyks ir kitais metais jau pradėsime griauti šį pastatą. Po pastato liks sutvarkyta teritorija, kurią planuojame pasiūlyti verslui. Gal atsiras verslo atstovų, kurie norės investuoti ir pastatyti tam tikros paskirties pastatą ar pastatus. Jeigu ne, tada dėsime į strateginius planus jau mūsų savivaldybės ir ieškosime finansavimo tam, kad pastatyti miestui reikiamą pastatą ar kažkokią infrastruktūrą. Taip pat, aišku, kreipsimės ir į gyventojus, ką matote šitoje vietoje. Ir paskutinis klausimas. Kokiu pagrindu į Gerosios Vilties mokyklą neįleidžiami tėvai? Pavyzdžiui, padėti nunešti daiktus į persirengimo kambarį, perduoti kažką per dieną. Beje, pradinių klasių vaikų kuprinės dažnai yra sunkios ir suaugusiems. Ką jau kalbėti apie mažus vaikus. Na, dėl kuprinių tikrai pasakysiu ir priminsiu, kad savivaldybė investuoja ir kiekvieną rugsėjo 1 padovanoja kuprinę pirmokams ir ta kuprinė yra pilna pridėta kanceliarinių prekių. Tikrai tikiuosi, kad tėveliai džiaugiasi ir mūsų pirmokėliai džiaugiasi. Tikrai patikinu, kad kuprinės atitinka visus reikalavimus pirmokams
ir jos nėra per sunkios, jos tokios, kokios turi būti. Taigi tėveliai turėtų prižiūrėti, kad tas vaikas dėdamas į savo daiktus į kuprinę neprisikrautų per daug, negu tai yra pakeliama. O tėveliai neįleidžiami į mokyklas dėl paprastos priežasties. Dėl to, kad labai yra sudėtinga kontroliuoti visų suaugusių patekimą. Jeigu pradedi leisti vieną kažkokią grupę, tada reikia įsivaizduoti, kaip mes tą sukontroliuosim, nes gali būti ir ne tik geranoriškai nusiteikusių suaugusių, kurie ateina į mokyklą, todėl visą tai daroma tik dėl vaikų gerovės ir saugumo. Taigi atsakiau į visus šią savaitę gautus klausimus. Tikrai savaitė produktyvi tuo, kad jinai buvo tokia strateginių susitikimų plotmėje ir tai labai svarbu. Tai labai svarbu, nes planuojant, darant visi projektai per vieną dieną, per pusmetį tikrai neteina, neįgyvendinama ir tik nuoseklus toks užsispyris darbas, turint planą, turint strategiją, duoda rezultatus. Ir jei šių planų ir strategijų laikysimės, viskas pas mus bus gerai.